šitą didesnį gabaliuką įdėsiu. Kad abiem užtektų, tai. Čia tuom patiekalas nesibaigia. Tai padažas. Sviestukas. Labai svarbu. Savo laidose, na išties, galbūt per mažai gaminam jūros gėrybių, žuvies ir nusprendžiau, kad na, kas labiau papuoš receptą, jeigu ne lietuviškas sterkas. Man šitam patiekale be žuvies dar labai patinka ankštinės daržovės. Labai ir kiek skonio daug. Padažėlis koks skanus. Ankštinių daržovių taip pat trūksta mūsų racione, jose daug baltymų, daug skaidulų, daug vertingų medžiagų. Ir kaip pasigaminti puikiai darančią žuvį su ankštiniam daržovėm ir labai lengvų padažų. O mes dažnai vengiam žuvies, ankštinių daržovių, nes, nu, toks sveika, tai nelabai skanu. Kažkaip praleidė, ne? Bet labai ir tiek skonio, viskas susimaišo ir wow. O kaip iškept sultingą žuvį, jau netrukus mokinsimės. Maistas nėra tik maistas. Tai atradimai, tai patirtis, tai šventė. Gardus maistas gimsta iš meilės, nes jūs nusipelnote geriausio. Mums gaminti yra šventė. Gaminant žuvį, visuomet norėtųsi, kad prie jos einantis kažkokie garnyrai, papildai, nežinau kaip čia įvardint, irgi labai greit pasigamintų. Taip, žuvytę tu iškepi greitai. Labai greitai, tai aš ir norėjau šiandien padaryti greitą, maistingą, įdomų, tokį papildantį garnyrą. Ypatingai ankštinės daržovės, taip? Taip, tikrai trūksta taip. Trūksta mums, mūsų racione jų labai trūksta, o reikia. O reikia tų gerų baltymų, gerų skaidulų. Tai gal mažiau šnekama, ne? Taip. Ir... Aš pradėsiu iš vis nuo kito galo, nuo padažo. Aš siūlau padaryti tokį skanų jogurtą. Turim graikiško jogurto, laimą ir česnakėlį. Česnaką sutarkuokim. Ir daug nededam. Na, jeigu jau labai nemėgstat, galite česnako nedėti arba galite įdėti truputėlį to džiovinto česnako granulių. Tokiu būdu padažas jis ilgiau stovės, nes šviežias česnakas turi tokią savybę greitai sugadinti kažkokius šviežius ingredientus. Ir iš karto su ta pačia tarka įtarkuojam laimų žievelės. Laimas kaip kvepia. Čia netgi, jeigu po ranka yra, galima būtų įdėti ir keletą lapelių šviežios mėtos. Tikrai labai tiktų. Šitam derinyje taip pat puikiai tinka. Paliekam, kad jogurtas tiesiog prisisotintų laimo ir česnako skonio. Nu, padažas pagamintas. Dabar garnyro eilė, pavadinkim jį taip. Tai bus vos keli ingredientai, kurių pagrindinis akcentas bus tepama čorizo dešra. Ją galima ne tik imti, užsitepti ant skrebučio ir skanauti, bet jis gali būti ir kaip toks prieskonis. Tai dedam į keptuvę ir kaitinam maišydami, kol toks pasidaro kaip čorizo dešros kremas. Gardų parduotuvėje galite rasti ir aštresnės tepamosios čorizo dešros, ir neaštrios, taip pat vytintos kiaulienos tepamos, žodžiu, labai geri skanūs dalykėliai. Matai, jinai išsileido į tokį kaip pakepusi faršą, pavadinkim. Ir dabar dedam ankštinės daržovės. Tai aš esu išrinkęs 2. Konservuoti avinžirniai, prieš tai juos išėmė iš skardinės nuplaunam tą vadinamą aquafabą, tą sūrimą tokį, ir taip pat žalieji žirneliai. Jie buvo šaldyti, tai prieš tai tiesiog nupilam verdančių vandeniu, bet tiesiog nuplaunam po šaltų vandeniu ir irgi dedam į keptuvę. Išmaišom ir garnyras paruoštas. Ar reikėtų druskos įdėti? Žinok, šitoj tepamojoj čorizo dešroj jau yra daug įvairiausių skonių ir prieskonių, tad nieko nereikėtų. Išjungiam kaitrą, kad neperkeptų, paragaujam, kad įsitikinti dar kartą. Kaip sakei, svarbiausia maisto gaminime yra ragavimas. Geras. Labai geras. Labai. Tokiam deriniui rekomenduočiau rinktis baltą žuvį. Na, o sterko turbūt nesam virtuviai savo gaminę niekada. Iš tiesų, turbūt pati labiausiai vartojama, gal taip pasakyčiau, lietuviška žuvis.
nes mūsų gėlavandenės žuvis, na, ne visą laiką žmonės jas renkasi valgymui dėl kaulų kiekio. Ešerys, sterkas, jisai turi labai, sakykime, nedaug kaulų, praktiškai kaip jūrinė žuvis ir jo tekstūra labai gera. Bet kaip ir su visom žuvim, pats svarbiausias dalykas – neperkepti. Turiu 2 gražias filė. Pirmiausia, ką reikėtų padaryti, tai nusausinti. Jeigu odelė būna šlapia, kai dedam į keptuvę su aliejum, pasidaro toks tarp keptuvės ir žuvies garų sluoksnis. Ir tuomet odelė nebūna tokia traški. O mes norim, kad odelė mūsų būtų skani valgoma. Tikrai taip. Ir gražiai atrodo, ir traški, ir labai skani. Tai reikėtų nusausinti. Aš gal dar gabalėlius padalinsiu pusiau. Padarinam, kad nesusimuštų mūsų komanda po to žuviai iškepus. Ir paskaninsim tik druska ir šviežiai maltais juodaisiais pipirais. Žuviai dažniausiai, man atrodo, ir nereikia daugiau prieskonių. Druska išryškina skonį, truputėlis juodojo pipiro duoda tokį aštrumėlį lengvą. Į keptuvę pilam labai nedaug, kokį šaukštą tyro alyvuogių aliejaus. Svarbiausia, aišku, gerai kaitinti keptuvę, kad gautume ne kaip čia pašutusią odelę, kad apskrudis. Kad nevirtų žuvis, o keptų. Ir ypatingai kepant žuvį su odele, tik įdėjus žuvį į keptuvę, ją iš karto reikia prispausti. Ir spaudžiam. Nebijom panaudoti jėgos ir palaikom kokį 10-15 sekundžių. Ir jinai tada atsipalaiduoja? Tuomet jinai įgauna nuo kaitros jau savo tą formą ir ją išlaiko. Kepam, kol pradedam matyti tą baltavimą maždaug iki vidurio, apverčiam, įdedam šaukštą sviesto. Taip. Ir išjungiam kaitrą. Viskas. Keptuvė vis dar karšta, žuvis dar šyla ir sviestas dar susimaišęs su sultim ir likusiais prieskoniais ir šiek tiek laimo sulčių padaro tiesiog nepakartojamą padažą. Galim šiek tiek odelę dabar druska pabarstyti. Taip, kalendrą. Pradžioje atrodė patiekalas toks, na, toks restoraninis, kur reikėtų tikrai padirbėti jį pasigaminti, bet labai viskas greitai. Ir viskas, ne? Žiupsnelis druskos, kur čia ta lėkštė. Dabar jau galim truputėlį druskos įdėti. Greitas jogurtinis padažas. Jeigu kas nemėgsta žuvies, tai labai puikiai vienus gali valgyti, taip skanu, labai. Sviestas su rūgštele laimo. Skanu, maistinga, sotu, sveika. Viskas viena ir labai skanu. Kas svarbiausia? Gardu, svarbiausia. Na, jūs matot patys, kaip viskas iš tiesų paprasta ir rezultatas tiesiog fantastiškas. Taigi, būtinai pamėginkit šį receptą, jeigu nežinot ar negirdėjot dalies to, ką mes darėm, užsukite į gardugardu.lt arba YouTube platformą ir ten viskas bus paaiškinta. Mes pasimatysime jau netrukus, po pertraukėlės Gaminsi patį šokoladiškiausią šokoladinį sūrio pyragą. Svajonė. Mano svajonė. Ne, bet pažiūrėk.